Kas po atkaklios kovos nugalėjo Eurovizijoje? Kaip atlikėjui FC Baseball sekėsi pradėti savo koncertinį turą? Kuo G&G sindikatas stebino klausytojus savo koncerte? Visa tai naujame Niekas niekam video dabar. Gegužės 11-osios vakarą visus melomanus prie televizorių ekranų prikaustė 68-asis Eurovizijos dainų konkurso finalas, kurio metu paaiškėjo, jog šiemet triumfavo Šveicarijai atstovauti išrinktas Nemo su daina The Code. Nugalėtojui nepavyko išvengti ir nemalonaus incidento. Kartodamas savo pasirodymą atlikėjas džiaugiasi trofėjumi, netyčia jo palėtė žemę, o jis neatlaikė smūgio, skilo pusiau. Dėl konkurso nugalėtojo titulo šiais metais Malmėje varžėsi 25 šalys – Švedija, Ukraina, Vokietija, Liuksemburgas, Izraelis, Lietuva, Ispanija, Estija, Airija, Latvija, Graikija, Jungtinė karalystė, Norvegija, Italija, Serbija, Suomija, Portugalija, Armėnija, Kipras, Šveicarija, Slovėnija, Kroatija, Gruzija, Prancūzija bei Austrija. Pirmos 5 finalo vietos pasiskirstė taip: Šveicarija 591 balas, Kroatija 547 balai, Ukraina 453 balai, Prancūzija 445 balai, Izraelis 375 balai. Lietuvos atstovas Sylvester Belt su daina Luktelk užėmė 14 vietą. Paskutinę akimirką dėl incidento įvykusio po antrojo pusfinalio Nyderlandai buvo diskvalifikuoti iš Eurovizijos šou. Jie turėjo pasirodyti 5. numeriu, tad keitėsi atlikėjų pasirodymo tvarka. Lietuvai atstovauti išrinktas Sylvester Belt į sceną turėjo žengti 7, tačiau Nyderlandams nebetekus galimybės pasirodyti ant scenos, mūsų šalies atlikėjas pasirodė 6. numeriu. Nepaisant to, konkurse vis tiek išliko anksčiau jam skirtas numeris – 7. Trečiame pagal dydį Švedijos mieste Eurovizija surengta atlikėjos Loreen dėka, kuri praėjusiais metais šiame dainų konkurse vykusiame Liverpoolyje išplėšė pergalę su daina Tattoo. Atlikėja ir vėl žengė didžiuoju dainų konkurso podiumu, kuriame surengė ne ką prastesnį pasirodymą. Nepaprasta choreografija žavinti Loreen šį kartą įsipainiojo į kutus primenančias dekoracijas. Supdamasi ir kitaip demonstruodama neįtikėtinus pasirodymus, ji įrodė, kad gali iš bet ko padaryti nepaprastą šou. Nenuostabu ir tai, kad pasirodžius arenoje pasigirdo šūksniai. Gerbėjai didžiavosi ir plojo savo dievaitei. 7. kartą Švedijoje rengiamas dainų konkursas šiemet išsiskyrė netradicinė 360 laipsnių scena bei įspūdingomis Floriano Viderio ir Frederiko Stormby LED ekranų instaliacijomis. Eurovizijos dainų konkursą šiais metais vesti patikėta Holivudo žvaigždei, švedų aktoriai Malin Åkerman ir žinomai komikiai Petrai Mydė. Pastaroji dainų konkursą vedė jau 3. kartą. Aistroms ir emocijoms netylant net ir pasibaigus Eurovizijai, pradėsime laukti kitų metų, kuomet konkursą stebėsime iš Šveicarijos. O jūs ar žiūrėjote Euroviziją? Ar patenkinti Sylvester Belt parvežta 14 vieta? Parašykite komentaruose. Dainų autorius ir atlikėjas Tautvydas Gaudiešius FC Baseball balandžio 25-ąją Vilniuje istorinėje koncertų salėje Kablys ir kultūra kartu su savo grupe pradėjo koncertinį turą Jauna Lietuva, pavadinta pagal naujausią atlikėjo singlą. Atrodo, kad FC Baseball dar neturėjo tokio koncerto, koks buvo tą vakarą. Pamenu, kad Junior A laikais mes turėjome vieną pasirodymą tokioje vietoje ant Tauro kalno, Pelėdoje, kurios dabar jau nebėra. Tai buvo tarsi toks lūžio taškas, nes tą koncertą, atrodo, mes visi, tiek grupė, tiek klausytojai, dalinomės vieną energiją ir labai gerai jautėme vieni kitus, pasakojo atlikėjas. Sausakimšas Kablys unisonų dainavo beveik visus FC Baseball kūrinius, o koncerto kulminacija tapo prieš pat pabaigą atliktos vienos naujausių grupės dainų Fortūna ir Jauna Lietuva. Kablyje netrūko įspūdingų scenografinių sprendimų, o visas vakaras tiesiog dvelkė retro
dvasia. Gaudiešiaus jautrūs ir atviri pasakojimai tarp dainų tik sustiprino bendruomeniškumo jausmą. O aštrūs gitaros rifai ir sprogstama grupės energija atrodė nepaliko abejingų. Vienas žmogus, vakar pirmą kartą buvęs FC Baseball koncerte, manęs paklausė, kaip aš nežinojau apie šitą paslaptį. Atrodo, tarsi mane kažkas įleido į šitą bendruomenę, kuri gyvena ir dalinasi muzika, dalinasi bendra paslaptimi. Labai gera jausti visus šiuos žmonės, labai gera žinoti, kad FC Baseball yra meninis judėjimas, kuris kažką reiškia, o kažkam yra galbūt netgi svarbiausias dalykas pasaulyje. Galiu tik pasidžiaugti ir pasakyti ačiū visiems šiems gražiems žmonėms, sakė atlikėjas. FC Baseball turo Jauna Lietuva koncertas Kaune įvyko gegužės 3 dieną klube Onyx, o Klaipėdoje grupė pasirodė gegužės 4 renginių kombinate. Balandžio 27 Vilniuje aludariai Story Cellar grupė GNG Sindikatas sugrojo 2 eksperimentinius koncertus su ausinėmis. Taip žiūrovams suteikdami neeilinę patirtį, kai gali gyvai klausyti skirtingų garso takelių vienu metu ir perjunginėjant kanalus išgyventi vis naują siurprizą. Pagal Silent Disco tyliųjų vakarėlių su ausinėmis koncepcija surengtas reperių koncertas tapo išskirtiniu renginiu. GNG Sindikatas padarė tai, kas vargu ar buvo Lietuvoje atlikta anksčiau. Tuo pat metu skambėjo 2 skirtingos dainos, viena atliekama Svaro su DJ Mamane, kita Kasteto su Doncevu. Žmonės galėjo kaitalioti kanalus ir klausytis skirtingų dalykų. Taip pat skambėjo mashupai, jungiantis regis neįmanomus dalykus, tokius kaip nenormaliai repą ir grupės AHA kūrinį Take On Me. Pasistengėme, kad būtų ir iš ko rinktis ir kad gabalai skambėtų visiškai naujai ir netikėtai. Tai neeilinis koncertas, kuriuo buvo lengva mėgautis. Esame labai patenkinti eksperimentu, nes visas įdėtas darbas, ilgas ir rimtas pasiruošimas buvo vainikuotas nuostabiomis žmonių reakcijomis, kurios geriausiai ir perteikia koncerto įspūdį, sakė GNG Sindikatas nariai. Šiltas koncertas išties sulaukė gausių atsiliepimų. Sunku rasti tinkamus žodžius tam, kas čia šį vakar įvyko. Po koncerto kalbėjo jame dalyvavę žmonės. Bilietus į šį kitokį koncertą įsigijome pernelyg nesigilindami, kokie viražai laukia. O tai buvo netikėtai nauja patirtis. Tikrai daugiau nei koncertas. Artumas mažoje erdvėje, skirtingos muzikos versijos vienu metu ir absoliutus netikėtumas kartu repuoti pagal visai kitaip pažįstamas melodijas. Retas atvejis, kai tokio tipo pasirodymai vyksta Lietuvoje. Didelis pliusas, kad scena buvo viduryje ir žmonės galėjo stebėti pasirodymą iš visų pusių. Išskirtinis koncertas sukėlė neeilines emocijas, kurios tik papildė pasirodymą. Dirbant su ausinėmis iš baro pusės tai irgi buvo nauja patirtis, nes jautėme tapę renginio dalimi, kalbėjo baro darbuotojai. Tikimės, kad toks GNG Sindikato eksperimentinis koncertas bus pakartotas ateityje ir visi, kurie neturėjo galimybės jame apsilankyti, tokią progą dar turės. Šiandien naujienų tiek, pasimatysime po 2 savaičių. Nepamirškite paspausti patinka, užsiprenumeruoti kanalą ir pasidalinti šio video su kitais. Iki!